Šiais laikais laikytis dietų ne tik sveikatos, bet ir mados klausimas. Deja, jei nepavyksta numesti nereikalingų kilogramų, dažnas visas bėdas suverčia genams. Jokių būdų ne savo įpročiams nesveikai maitintis ir mažai judėti. Tačiau mokslininkai kitaip pagrindžia šiuos teiginius. Kalba eina apie tai, kad tiems genams pasireikšti vis dėlto turi būti tam tikri aplinkos faktoriai. Ir jeigu mes valgome neteisingą maistą, tai kaupiantis tie nutukimą lemiantis genai, jie veikia, jie pasireiškia. O jeigu aplinkos faktorių kaip po tokių neteisingo valgymo, riebaus maisto, nejudrumo nėra, tuomet tie genai gali ir nepasireikšti. Taigi žmogui jau ir genetikai priskiria didesnę svarbą žmogaus elgesiui netgi negu genams. Mitybos specialistai patarė kritiškai žiūrėti į savo valgymo klaidas. Pirmiausia, reikia suderinti mitybos režimą ir neužkandžiauti tarp pagrindinių valgymų. Metant svorį į pagalbą galima pasitelkti specialius, oficialiai pripažintus preparatus. Viena iš galimybių tai būtų eksadipinas. Tai yra preparatas, kuris yra natūralus, tai yra iš tinklinės salacijos gautas preparatas, kuris veikia dvejopai. Visų pirma, tai slopina angliavandenių pasisavinimą žarnyne. Dėl to mes dalies suvartotų angliavandenių nepasisavinam ir pašalinam kartu su kitomis atliekomis. Kitasgi poveikis yra tas, kad tinklinė salacija niveliuoja gliukozės svyravimus kraujyje. Tai reiškia, tie svyravimai nebūna tokie dideli ir sumažėja poreikis užkandžiauti ir ypač užkandžiauti angliavandenių turinčiais neteisingais užkandžiais. Tai yra du pagrindiniai tokie veikimo mechanizmai, kaip mums šis preparatas galėtų padėti. Na, dar jame yra vitamino D, kuris padeda sumažinti rezistenciją insulinui ir reguliuoja insulino sintezę. Taigi, kaip papildoma priemonė gali būti rekomenduojama ir kai kurie mūsų pacientai sėkmingai vartoja. Eksadipinas yra vienas iš lyderiaujančių preparatų, lyderiaujantis preparatas Austrijos rinkoje, mažinant svorį. Renkantis specialius preparatus labai svarbu įvertinti, kokius rezultatus galima pasiekti. Pažadai, kad vartodami vieną ar kitą produktą per savaitę atsikratysite 10 kg, pirmiausia, nėra realūs. O jei taip ir būtų, toks staigus svorio kritimas neigiamai atsilieptų sveikatai. Kalbant apie eksadipiną, tai yra pagalbinė priemonė kartu su mitybos korekcija sumažinti tiek svorį, tiek ir riebalų, žinoma, kiekį, nes svoris mažėja ne tik iš riebalų, bet daugiausia jo turi būti numetama iš riebalų. Tai padeda sumažinti tą svorį maždaug per mėnesį skaičiuojant iki 4 kg. Tai priklauso nuo pradinio svorio ir tai priklauso nuo žmogaus mitybos teisingumo. Bet maždaug per savaitę tai gali būti nuo pusės iki 1 kg svorio. Prieš vartojant eksadipin rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Būtina visavertė mityba ir aktyvus gyvenimo būdas.